daug dar žmonių, daug dar užsakovų nežino, nesuvokia, ką galima padaryti su apšvietimu, nes turbūt visi supranta, taip, apšvietimo reikia, visur jis privalo būti, atitikti reikalavimus, jis turi būti. Bet kai tu įsigilini arba paaiškini, ne, ką iš tikrųjų galima padaryti su apšvietimu, kaip galima sukurti nuotaiką, ką galima pabrėžti ir tada užsakovas galiausiai, nežinau, kad galima taip fainai, net nepagalvojau. Tai yra dalis edukacijos. Tai esame turėję kol kas tik vieną seminarą, bet irgi būtent apie apšvietimo svarbą, apie landšafto urbanistinį apšvietimą, bet mūsų įmonės perspektyvų ir vizijų strategijoje yra būtent edukaciniai dalykai, nes tai yra svarbiausias dalykas, kad kuo daugiau žmonių sužinos, kaip tai veikia ir kodėl veikia ir kam to reikia. Mano pačio iniciatyva skleisti būtent apšvietimo mintis ir idėjas ir edukuoti, dėsčiau universitete dizaineriams apšvietimo dizainą. Ir šiaip labai džiaugiuosi, nes keletas žmonių ir pas mus įsidarbino. Žodžiu, geras dalykas, kaip pasako, užkabino tos mintis ir idėjos apie apšvietimą, nors jie studijavo produktų dizainą ar dar kažkokius kitus dalykus. Tai planas tikrai yra, minčių turime daug, reikia tik laiko. Tai čia panašiai kaip ir mano srityje apie išmanius namus, visi daug yra visko girdėję, bet mažai kas supranta iš tikrųjų, kaip tai veikia. Vieniems atrodo apšvietimo dizainas yra, tai kasgi čia tokio, ne? Man turi būti apšviesta ir tiek, bet taip, kaip tu šneki, tai čia yra gilio šitoje vietoje.